Žinių radijo klausytojams primenu, kad su jumis laida Naujoji karta ir šiandien kalbame su internetinio istorijos korepetitoriaus Gauhisto vienu iš sumanytojų, Simu Jaskutėliu. Kaip manai, kodėl iki šiol nebuvo būtent tokios platformos Lietuvoje? Iš tikrųjų yra geras klausimas, nes atrodo, kad nieko nėra tokio ir įspūdingo, kad negalėtum sugalvoti, tačiau, manyčiau, gal pagrindinis atsakymas, pagrindinė priežastis, tai būtų, kad dauguma jaunų žmonių, jie gal ir galvoja apie verslą, tačiau jeigu išeina iš mokyklos, jie dažnai pamiršta tai, ką jie mokėsi, ką jie matė, ir jie labai dažnai akcentuojasi į, tokius, sakysime, kavinės, kažkokias parduotuvės. Vyresni žmonės, jie nemato tos problemos, kurią matėme mes. Dėl to mums pasisekė, Julijui gimė tokia idėja, mes kartu šnekėjomės ir tas tiesiog iš savo patirties pamatėme, kad tai yra galimybė, kad mes turime kažkokią spragą, mes turime kažkokią problemą, kurią mes galime išspręsti savo šitą Gauhisto programą. Na, o kalbant apie interaktyvumą, manoma, kad ateityje galbūt visi žmonės mokysis internete. Ką tu apie tai galvoji? Manyčiau, vis tiek žmogaus su žmogum santykių niekas nepakeis, tačiau, iš tikrųjų, tendencijos matomos. Kadangi mes darėmės labai daug įvairių apklausų, mes žiūrėjome, kas yra dabar jau internete, panašių interaktyvių programų, tai ko gero visi žino, jog yra netgi tokie elektroniniai internetiniai universitetai, įvairūs kursai, kuriuose tu netgi gauni sertifikatą, jisai nebūtinai yra svarbus ir nebūtinai tu atneši darbdaviui ir parodysi, kad, baigiau tokį ir tokį kursą, tačiau tendencijos yra matomos, kad vis daugiau žmonių jungiasi į internetinius kursus, mokosi internete ir netgi mokyklose mes matome, kad vis daugiau klasių turi protingąsias lentas, tie smartboardai vadinami, kad jau ir šeštokai, jeigu neklystu, kai kurie mokosi su iPadais ir netgi kiek teko domėtis Europoje, tai tarkim Danijoje, kiekvienam mokiniui yra leidžiama atsinešti kompiuterį į klasę, kaip dabar universitete. Tai aš manau, kad kuo toliau, tuo daugiau vis tiek mokymosi vyks internete, kompiuteryje, interaktyviose technologijose. Mokantis labai svarbu yra bendrauti su mokytojų, kad gauti žinių, keistis jomis. Na, štai jūsų puslapyje žmonės prisijungs prie tos svetainės ir tarsi nebus to bendravimo. Tai kaip čia yra? Tai reikėtų pastebėti visų pirma tai, kad Gauhisto nekeičia mokyklų. Ir mes mokyklas mėgstam, mokyklose mokėmės ir mokyklos ko gero net norėtume grįžti kai kuriais momentais. Mes tikrai nenorime tokių situacijų, kai mokinys ateina ir sako, kad aš turiu Gauhisto, aš į istorijos pamokas nebeisiu. Tai visiškai ne, mes norime, kad mokiniai ir toliau liktų mokyklose. Be abejonės, žmogaus su žmogum santykis yra labai svarbus. Ir Gauhisto programa ir visas tas blokas programų, kurias mes planuojame daryti su ir literatūra, ir su matematika, visas tas bus tiesiog papildomas pasiruošimas tavo egzaminui. Na, atrodo viskas labai šauniai, užduotys, interaktyvumas, gali moksleivis prisijungti ir spręsti užduotis, tobulėti ir taip toliau. Ar yra kažkokių spragų, tokių sričių, kur reikėtų dar tobulėti šitam projektui? Mes, ko gero, po savaitės turėsime beta versiją. Kaip nepaslaptis, beta versijos visą laiką būna paleidžiamos tam, kad gauti kuo daugiau to feedbacko, kuo daugiau atsiliepimų. Be abejonės, tobulėti visą laiką bus kur. Tai ateityje mes visų pirma tai plėsimės ir kitas sritis. Tarsi mes ir lietuvių kalbą pritaikysim ir matematiką, ir kitus egzaminus, ruošim ir kitiem egzaminam. Dėl Gauhisto, dėl istorijos programos, tai planuojame turėti žmogų, kuris ne 24 valandas per parą, bet bent jau pusę dienos būtų visą laiką prisijungęs ir mokiniai galėtų jam tiesiogiai užduoti klausimus, kad būtų kaip toks tiesioginis bendravimas, jeigu jam programa kažko galbūt nepaaiškina, gal mokinys nesugeba suprasti, tas žmogus, ekspertas, kažkoks mokytojas, jisai galėtų sėdėti ir jam paaiškinti tą konkretų dalyką. Ir visur, kur važiuojam į mokyklas ir panašiai, mes visą laiką labai vertinam, ką mokiniai sako, kokie jų yra atsiliepimai, nes vis tiek programa yra mokiniams ir mes norime padaryti taip, kad jiems būtų patogu ir jiems būtų gera mokytis. Na, kaip motyvacija? Pavyzdžiui, mokykloje mus motyvuoja pažymiai. Sakykime, vis tiek turi atsižvelgti, kad gautum vienokį ir kitokį pažymį. O kaip jūsų sistemoje? Kaip motyvuosit savo vartotoją? Visų pirma, mokinys galės stebėti savo progresą. Tai yra labai svarbu, kad mokinys, kai mokosi, kad jisai pamatytų, kad jisai pažengia. Nes jeigu mokinys skaitys vadovėlį, tarkim, ir jisai, nežinos, ar pažengiau ar nepažengiau, greičiausiai ta ugnelė nublės ir jisai nebeskaitys tą vadovėlį. Mūsų programa yra padaryta taip, kad mokinys galėtų matyti savo progresą, kiekvienam savo žingsnelį, matytų, kurią temą jisai jau yra išmokęs, kiek jam reikia pasitobulinti iki kitos. Ar jisai, tarkim, žino konkrečiai Lietuvos Respublikos konstituciją, ar jisai žino kažkurias konkrečias asmenybės, ar kažkurį laikotarpį žino konkrečiai. Tai tas progresas yra labai būtinas, kad mokinys matytų, kaip jis užpildo savo spragas. Plus, organizuojame įvairius interaktyvus žaidimus. Mokiniai galės už tam tikras užduotis gauti taškų. Taškų sistema bus tokia, jog galima bus išsikeisti taškus į prizus. Plus, viena galimybė, kuri yra iš tiesų puikia, tai
kaip vienas iš prizų yra gyvas susitikimas su istorijos korepetitoriumi. Tai reiškia, mes viską suorganizuojam ir mokinys, tarkim, likus 2 savaitėm iki valstybinio egzamino, jis dar kartą gali susitikti su žmogumi, su gyvu žmogumi, istorijos korepetitoriumi ekspertu, kuris jam pasakys, kad tu ateik egzaminą, nusiramink, tau reikėtų patobulinti tą vietą ir tu žiūrėk, nesinervuok svarbiausia. Ir viskas bus gerai. Na, šiek tiek užsiminėme apie mokinių žiniuose esančias spragas. O ar Lietuvos mokymosi sistema, visa švietimo sistema turi kažkokių spragų? Be abejonės, trūksta šiek tiek dėmesio mokiniams. Yra mokyklų, kuriuose iš tikrųjų mokiniai yra labai vertinami, kuriuose yra tokios vertybės humaniškos, ten, kur yra diskutuojama su mokiniais, kur visokie vyksta vakarai, visokie pasirodymai, kuriuose mokiniai gali šnekėti su mokytojais. Kai kuriuose gimnazijose mes matome, kad mokiniai netgi galvoja, kad jų mokytojai nėra net žmonės. Jie net neįsivaizduoja, kad jų mokytojai gali turėti savo asmeninį gyvenimą, kad mokytojas gali žvejoti, gali mėgti krepšinį ir panašiai. Tai iš tikrųjų tas tokio ryšio su mokytojais trūksta. Egzaminų sistema, apie ją irgi galima šnekėti. Kai kurios Europos valstybės jos net neturi egzaminų. Mokiniai eina ir jie, ta prasme, po to mokosi, ką jie nori mokytis. Kai kurios mokyklų sistemos, tarkim, Valdorfo, jos irgi turi kitokią koncepciją. Ten mokiniai ateina tiesiog į mokyklą ir jie visą dieną jie turi, tarkim, ten vieną pamoką, tarkim, ar kažkas tokio. Tikiuosi, kad po truputį viskas keisis. GoHisto yra vienas žingsnelis pirmyn, o kokiais dar būdais reikėtų eiti link to tokio alternatyvaus švietimo, palankesnio švietimo mokiniams patiems? Tai be abejonės visų pirma reikėtų žiūrėti į mokinį kaip į žmogų, kaip į asmenybę. To mes labai dažnai pasigendame ir reikia suprasti, kad jeigu tas mokinys jisai ir mažiau žino, bet jisai vis tiek turi kažkokių įdomių dalykų, kokiais jisai gali papasakoti. Tai yra be abejonės begalė idėjų, kaip galima alternatyvų švietimą pritaikyti mokyklose. Galima turėti visiškai alternatyves mokyklas, kur mokiniai ateina, jie sėdi su tiesiog žmonėm, tarkim, su mokytojais, bet viskas vyksta diskusijos formoje. Vienas iš dalykų tai yra, tarkim, testų kontrolinių. Tai man asmeniškai tai nėra tai blogai, man patikdavo testai kontroliniai, kai kuriais atvejais, kai tu galėdavai tiesiog pasitikrinti, ką tu moki, ko tu nemoki. Tačiau testų kontrolinių atsisakymas, tų pačių egzaminų atsisakymas ir nuo mokinio iš tikrųjų nuėmimas tos naštos, tos įtampos, jisai gali iš tikrųjų padėti. Nes ką mes matome, kad į egzaminus, kai mokinys ateina, geriausiai išlaiko tie, kurie ateina nusiraminę. Tai tiesiog, jeigu mes nuimtume tą visą naštą, galėtų ir mokymosi rezultatai būti daug geresni, mano manymu. Kągi, noriu padėkoti internetinio istorijos korepetitoriaus GoHisto vienam iš sumanytojų Simui Jaskutėliui už tai, kad atvyko į mūsų studiją. Ačiū tau. Dėkui Jums, geros dienos.